Na, bet Lietuva, mes dėl jos kenčiame, o ten kažkur toliau dar tos bėdos. Bet jeigu tai yra dėsnis vakarų civilizacijos, tai Lietuva yra tik to dėsnis. Vis tiek jie moka geriau šitą žaidimą. Čia jau kitas ne. Tai nuo to daug priklauso. Demokratijos. Rafinuočiau jie tą daro. Žinoma, ir daugiau žmonės tų laisvių junta, jie gali jums daugiau naudotis, o mes tą visą neturime. Na, aš čia paadvokatausiu tiems Ignalinos pardavėjams. Aš maždaug suprantu, ką jie atsakytų čia sėdėdami. Jie sakytų, kad nauda įstoti Europos Sąjungą buvo didesnė negu praradimas tos pigios elektros. Jie turbūt taip atsakytų. Nu, sunku pasakyti. Vienas kitas gal pasakytų, bet... Nes kitaip tai aš visai nesuprantu. Jeigu jie net šito argumento neduotų, tada man visai nesuprantu. Na, tu čia, jeigu sako, kad pavojinga šitą elektrinį. Ir dabar gavom tos pavojingos elektrinės sutartį, sudarėm, kad jos pavojinga reikia pakeisti, nepavojinga. Nagi visi žingsniai geri, pakeisime nepavojingą. Įeiname Europos Sąjungą, būsime turtingi, pasistatysim kokią norim. Na, kokia čia visa prasta viešai kalbėti. Ar čia yra vis tik tai nekompetencija, tokio, na, baudžiauniko palikuonio mąstymas? Ar vis tik čia galima kalbėti apie išdavystę, tų interesų? Pripažinti išdavystę, tai reikia pasaulį, kuris labai stabilus yra. O kai yra toks... Kur aiškios normos, tai? Taip, kurios stabilios normos, ir galų galia pasakys išdavystė, supranta, ką reiškia išdavystė. O dabar net nesupras, sakys išdavystė, kur nors kariuomenė, galbūt kare fronte išdavystė, gali pabėgti iš mūšio lauko. O kur ką aš išduodu, jeigu aš valdau valstybę? Nemoku gal valdyti. Tai apie tai mes ir šnekam, užtat ir ta tema gimė, kad pasakyti, kas yra išdavikas, šiandieną Lietuvoje gana sunku. Labai sunku. Kiekvienas turi savo matymą interesų, kas yra naudinga Lietuvai ir tada atitinkamai jisai taip ir galvoja. Jeigu jo interesam neatstovauja oponentas, tai anas išdavikas jam atrodo. Taip, tai čia su išdavystės tema turbūt susijęs tą, ką jūs, tai diskusija, apie kurį mes kalbėjome Žinių radijo. Ten jūs buvo labai arti prieėję, vadinasi, be kita ko Girnius, apie kurį užsiminėjau, irgi tą patį kalbą, nu tauta mirštas, tauta nyksta. Tai kaip turi apspręsti kiekvienas pilietis toj tautoj, kai šitą faktą žinodamas. Mes apie tai irgi nešnekam, tarp kitko. Formaliai lyg ir paimanuojam, bet nieko nedaro. Kaip tik nuo to pradėti reikėtų dabar, kadangi tas dalykas jau yra pridegęs prie pirštų. Bet kadangi čia susijęs, matyti, su savo neįgalumu, suvokimu, kad aš nieko pakeisti negaliu, o kai išplaukia vis didesnė tautos dalis, tai šiek tiek ir gerai, nes išplaukia aktyvesni žmonės. Bedarbių mažiau. Taigi, daugybė tokių, kai kas net ciniškai viešai tą pasako. Žinau. Nesigėdydami. Gerai, bet vis tiek, jau mes priartėjom prie vieno tokio, na, aš pasakysiu tokį teiginį. Kas sprendžia vis tik, kas tie interesai yra už tautą? Juk pati jūs ir pats sakot, nu ką visuomenė? Visuomenė šviesti reikia. Tai kas yra tie švietėjai? Ir mes prieinam prie elito klausimų. Juk vis tiek vieni klauso, o kiti kalba. Ir mes su jumis šiuo atveju priklausom kalbančių kategorijai. Ir žurnalistai, kurie mus stebi, irgi priklauso prie kalbančių. Ir mes visi sprendžiam už tautą, kokie tie jos interesai, ką jinai turi daryti, ką jinai turi pasirinkti ir atmesti. Ir štai iškyla ne šiaip savo tautos ir visuomenės atsakomybė, o elito atsakomybė. Ir ar jūs sutiksit, kad iš vienos pusės tautai elitas reikalingas, nes tauta reprezentuojama per elitą pasaulį. Tauta yra atpažįstama per elito atstovų kažkokius tai žygdarbius, ar ne? Kas tai bebūtų, ar sportas, ar menas, ar apskritai kultūra. O iš kitos pusės tas elitas pats pirmas visada ir išduoda tą tautą. Aš drįstu pasakyti ne tokį žodį. Prisiminkim LDK laikus. Kas sulenkėjo? Taigi ne valstiečiai sulenkėjo. Sulenkėjo bajorai, ar ne? Prisiminkim Rusiją 19 šimtmetyje. Kas prancūziškai kalbėjo? Ar rusų mužikas, ar tie dvarininkai? Kas rašė galų gale rusams istoriją? Vokiečiai. Galim paimti šios dienos pavyzdžių. Sakykime, dabar Ukraina mūsų dienomis vyksta. Vyksta valstybės erozija ir elitas nesugeba sustabdyti šitą. Vieni žiūri rytus, kiti žiūri vakarus ir nesugeba rasti bendrų interesų ir skęsta po truputį Ukraina. Sutinkat? Taip, bet... Kažkas panašaus atsitiko su mumis padalinimo metu. Konfederacija už rusus, konfederacija už prūsus, tarpusavį nesusitarėm ir valstybė dingo. Bet kažkada anksčiau buvo aiškesnis dalykas tas elitas, ką jūs vadinate. Aš suprantu, kad čia būtų labai diskutuoti. Tamsus reikalas. Tamsus, bet mes
Apsiribokim, kad yra vis tik tie, kurie sprendžia už visuomenę. Nu, tai elitas dabar yra tas, kuris yra pirmose viršelio puslapiuose. Dideliai portretai spalvoti labai gražus. Nesutikčiau, žinokit. Tos mergaitės nieko nesprendžia. Ir berniukų, bet jie nieko nesprendžia. Bet nesprendžia. Jais manipuliuoja, iš jų daro pinigus, tas tai taip. Žvaigždės. Bet aš kalbu apie tuos, kurie sprendžia. Elitą pakeitė žvaigždės. Aš kalbu apie tuos, kurie sprendžia už visuomenę, už tautą. Sutikit, kad yra Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, ir Rusija, kur jūs tik norit. Yra visuomenės dalis, kuri ir sprendžia už tą visuomenę. Kokį kelią pasirinkti? Jeigu jūs norit pasakyti, kad yra ta inteligentų visuomenė, kuri turi savo nuomonę, tą nuomonę gali įteikti kaip nors, tai aš šito negalėsiu niekaip sutikti. Tie, kurie sprendžia, tai yra tie, kurie dalyvauja politiką. Va tai eikia eiti į Seimą ten ir klausytis, apie ką jie kalba. Ten jie sprendžia. Ne tik šitie, dar yra tie, kurie moka partiją. Žinoma, kurie nekalba, bet taip, kurie moka. Taip. Ir jie žymiai svarbesni yra. Taip, nes jie užsako. O tie groja. Bet jeigu jūs kalbate apie inteligentiją... O turėjome, sakysim, tarpukario Lietuvoje, kaip Šalkauskis ar Maceina, vaizdavosi tą Lietuvos perspektyvą, tai apeliavo į tą šviesuomenę. Ne į elitą, bet į šviesuomenę. Žmonės, kurie žino šiek tiek istoriją, kurie šiek tiek nusimano teorijose, kurie šiokią tokią, gal ir oratorystės galę, tai tokie žmonės, kurie iš tikrųjų intelektu veikia. Gerai, jeigu jūs turite omeny tuos žmonės, tada atsakykite į tokį klausimą. Mes žinom, kad didelė dalis būtent šitų žmonių, kuriuos jūs paminėjote, šiandieną gauna nedidelį pinigą iš įvairių užsienio organizacijų. Nu, jie šitie, kurie tik kalba, aš nežinau, ar jie gauna. Oi, gal tikrai gauna. Nu, čia nėra abejonių. Mes pavardžių neminėkim, bet būtų galima tų pavardžių paminėti daugybę. Ir jeigu žmogus, kuris dalyvauja tokiai humanitariniai misijoje, švietėjiškoje misijoje, tuo pačiu metu gauna pinigus iš kažkokių valstybių svetimų, tai ar čia nėra išdavystės kažkokios irgi šešėlį tokio? O gauna tos pinigus. Ir ne tik Lietuvoje, tas pats yra, kur tik jūs norit, Lenkijoje, Rusijoje. Man yra tekę matyti, pavyzdžiui, sąrašą žmonių, žurnalistų, kurie vienoje mūsų kaimyniniai valstybėje yra periodiškai išvežami vienos vakarų šalies, jiems ir už tai yra kompensuojama jų tam tikrai darbai. Na jau tas rytis, aš jau sakyčiau, yra išskirtiniai, čia turėtų saugumas to užsijimti. Taip. Tai šitą išdavystę turbūt ir valdininkai sutiks su tuo, kad čia iš tikrųjų išdavystės, tą jie pripažins. Nu, bet palaukit, o jeigu istorikas, sakykime, gauna kažkokio tai užsienio fondo pinigėlį, jis nieko tokio ypatingo nedaro, bet tu jau nebegali žinot, ar jo mąstymas yra visiškai laisvas, ar jis neturi šiek tiek atsižvelgti į to fondo užsakymus. Nu, tai jeigu susakė, tai jis ir vykdo, turbūt taip, kaip ir politikai tas pats. O čia parsiduodančių žmonių, tai iš tikrųjų Lietuvoje, bet... Bet čia jau parsiduoda ne politikai, čia jau parsiduoda va, tie inteligentai, intelektualai, apie kuriuos jūs šnekate. Nu, bet aš manau, jie įsitvirtina vis dėlto ne pagal savo intelektualinės pajėgas, bet pagal kaip tik tuos, kaip jūs sako, tam tikrus ryšius su reguliavimo mechanizmus, pagal pinigus, pagal ryšį su valdžia. O jeigu jie laisvose debatuose, tai šito negalėtų daryti, bet Lietuvoje laisvų debatų nėra. Atleiskite, aš noriu tą pasakyti. Jūs čia atėjote, tai gal vien tokios salelės. Kodėl jūs čia dabar einate tokius kanaliukus, gana tokius neris, kodėl ne per nacionalinę radiją televiziją? Ne, tai mes ir čia esam sakę, nacionalinė televizija mūsų neįsileidžia, tokių temų neįsileidžia. Ir mūsų kaštais išlaikoma televizija, vadinasi, dalį iš komercijos gyvena, kaip, nors, sako, dabar sunku, bet visiems sunku, bet vis tiek jie privilegiuotas. Tai yra... Taip, bet mes šnekam apie išdavystę. Yra du aspektai, jeigu kalbėti apie tos sprendžiančius žmonės. Ir intelektualus, kurie gal nebūtinai sprendžia, bet vis tiek jie dalyvauja formuojant opiniją. Ir kaip atrodo va, tas išdavystės klausimas ta prasme? Mano galva. Ir kodėl elitas vis tiek, aš vartoju bendrą savoką, vis tiek, tas bendraja prasme tas elitas. Kodėl jis taip lengvai pasiduoda visą tą tautėje? Stebina apskritai, kaip debatai vyksta, žiūrėkite, vadinamieji debatai. Politika išmeta kokias nors kelias 2-3 temas, o paskui jos tiesiog ir tiražuojamos. Aš negirdžiu, kad iškeltavo, kaip jūs dabar iškelia temą, visiškai laisvas priklausomas pilietis, ir prasideda iš tokių salelių skleistis per visą žiniasklaidą. Aš negirdėjau nei vienų debatų. Na, žinokit, aš tai atsakyčiau labai paprastai. Žmonės, kurie dirba televizijoje, jiems trūksta tiesiog fantazijos dažnai. Jie labai paprastai suvokia pasaulį, tai paprastus ir klausimus kelia.